normaliai atvažiuoji, normalų gyvenimą gyveni, atvažiuoji į seminarą ir paskui nebežinai, kaip čia toliau begyventi, ką čia toliau bedaryti, gal aš ne taip gyvenu, gal kažką. Tai mes taip ir kalbėjom, kad nieko specialiai keisti ir nereikia, nes mesgi, nu ką mes darom, mes čia save pažįstam ir taip toliau, mes nušviesėjam, ir tikslas koks yra apskritai visako, tai yra bangos, kad banga turi sklisti ir aš grįžtu į savo terpę, šviesus toks, o ten, kaip sako, keikiasi darbe, ten blizga, ten visą kitą. Tai, žodžiu, davai aš išeisiu iš ten, man netinka šitas darbas, aš išeisiu, nu tai mes galim ašramę užsidaryti ir visi čia būti šviesus ir tobuli. O pasaulyje nauda iš to kokia? Va, o jeigu tu grįžti į savo veiklas, į savo aplinką ir tu turi jėgų neprarasti tos šviesos, kurią tu seminare susigeneravai, pradžioje, aišku, į tave žiūri keistai, kad tu ten kažkaip kitaip elgiesi, gali tavęs nebepriimti, juoktis ir taip toliau, bet lašas po lašo žmonės pradeda į tave žiūrėti kažkaip kitaip, jie pradeda jau ateiti ir kokio patarimo paklausti, jau jie mato, kad tu kažkaip geriau gyveni, įdomiau, kažkas vyksta, tai atstovėti savo poziciją, bet kokiu šviesos klausimu, ar ne? Aš, pavyzdžiui, savo šeimoje, giminėje irgi atstovinėju, ten pas mane visi mėsėdžiai, visi geriantis, visi tokie, tipo, viskas čia nesvarbu, bet po biškiuką tu matai, kad net tie, kurie seniau per balius tave per dantį traukdavo, dabar prieina, sako, sako, verčia gerti, sako, nenori, kaip reikia dabar negerti. Tiesiog negerti ir viskas. Va, ir tu pradedi kartu kažką, darosi būrelis tokių, jau tu matai, kad ta banga sklinda. Lėtai, lašas po lašo, bet jinai sklinda. Tai vat nereikia kažkur pabėgti, kad būti savimi būti ten, kur mūsų aplinka. Tai vat, savirealizuoti, ką reiškia savirealizuoti, tai būti savimi. Kiekvienoje akimirkai. Va, tai ar mes čia turim tokių žmonių, kurie jaučia, bet aš savęs nerealizuoju. Tai vakar Leonardą privertėm šokti į prūdą, kad išgelbėtų vabalą. O paskui sakėm ir gulbės išgelbėm. Sakė, ar net šniūrę nutraukti? Nu, tai jo, bet atrodo, tas vabalas, tie vabalai dideli, kur atrodo bereikalingą darbą padaryti, bet kada eina kalba apie vabalo gelbėjimą iš vandens, tai mes ne vabalą gelbstim. Kalba eina apie tai, ką tu jauti, ne? Tai yra tik aplinkybės, kuriuose tu pamatai, kas tu esi. Nesvarbi ta jo gyvybė, jis ar taip skraidantis baltymai. Ar taip, kažkas jį suvalgys. Bet aš realizuoju save, nes aš taip jaučiu. Aš pasijusiu blogai, jeigu aš jo neišgelbėsiu, jeigu aš nueisiu, aš tikrai jausiu, kad čia ne aš buvau, kad nuėjau, ne? Tai ačiū Leonardai, prisidėt prie žygdarbio, beje. Dabar aš jums duosiu servetėlių, visiems po vienodą servetėlių. Prašom. O, kokia pagražiai. Tai jums dabar, kol mes kitą darbelį darysim, jums tokia užduotis
realizuoti save per servetėlę. Gerai, ir kada mes kitą darbelį pabaigsim, jūs parodysit, kaip jūs realizavot save per servetėlę. Visi žiūri, gerai, kad ne jau. Visur atrasi tik save. Tai va. Nelaiminga meilė prieš pat vestuvės jį paliko. Dieną prieš vestuvės, jeigu taip man teisingai perdavė, kad žodžiu paskambino, viskas, ne, ir pabėgo ir viskas. Moteris ir žmogui depresija. Nu, kaip? Nu, tiesiog žmogus įkrito į tą būseną, ten man detalių nepasakoja, bet sakė, kad labai negražiai apie jį pakalbėjo jinai. Tai žmogus pasijuto pažemintas ir pradėjo viską žiūrėti, kad čia viskas tik žaidimukai, kad čia viskas nesvarbu ir merdėja, nu, į darbą eina, bet niekame nemato prasmės, niekur nieko nenori. Mes įkrentam kartais į vieną kažkokį įvykį ir neleidžiam savo gyventi toliau. Nors iš tiesų laikas visada juda. Taip, kaip mes praeitam seminare išsiaiškinom, stovėjimo greitis yra 1670 km per valandą. Čia stovėjimo greitis toks yra. Kodėl? Todėl, kad Žemė tokiu greičiu sukasi. Taip, mes jeigu įsivaizduojam, kad mes stovime, mes judame 1674, jeigu tiksliau, kilometrai per valandą. Bet jūsų ramybės būsenos greitis yra va toks. Taip? Mes visą laiką lekiam. Laikas visą laiką keičiasi ir jeigu stebėtumėt būsenas, iš tiesų galima gražiai matyti, kaip būsenos keičia vienas kitas, nu, kaip mūsų angelai kas 20 minučių keičia dažnį ir nu, tas tikrai labai jaučiasi, jeigu kad išeikit kokią valandą pasivaikščioti. Jūs pamatysit, kad per valandą 3 kartus pasikeis jūsų nuotaika, jūsų būsena, arba vakar, kada liūtai gaudė karves, tai matėt iš pradžių azartas, gaudo, o paskui kita būsena, kad jau kažkaip nebeįdomu ir jau nebesinori to tęsti ir vat, kažkaip jau kita būsena. Ne, vat mes visą laiką mes judam. Laikas toks įdomus dalykas, jis realiai neegzistuoja, mes jį tik susikuriam. Kosmose laikas yra beprasmė sąvoka iš viso, nes Žemėje laiką skaičiuojam pagal Žemės sukimasi, nu, vat, para. Tai vienas Žemės apsisukimas. Nuskriskite į kokią Venerą, į Merkurijų, para bus visai kitokios trukmės. Metai. Tai Žemės apsisukimas aplink Saulę, vienas ratas. Nuskriskite į Venerą ir pamatysite, kad Veneroje metai yra trumpesni negu diena. Nes Venera taip sukasi. Aplink savo ašį jinai sukasi labai lėtai, o aplink Saulę greitai. Ten metai, diena. Diena. Suprantat, tai mes skaičiuojam laiką tam, kad mums būtų patogiau susitarti ryte, vat, kelintą susitikti. Nu, vat, susikūrėm laikrodžius, kad paskaičiuotų mums tas minutės. Va, tai iš tiesų, kas keičiasi, tai vat, mokslininkai ir neturi realiai apibrėžimo, kas yra laikas. Ir Einšteinas jisai ir sakė, kad laikas yra reliatyvi sąvoka.
musės laikas ir vėžlio laikas skiriasi. Ir kartais būna į aikštelę, kartais kada žiūri, kartais būna, kad tu supranti protu, kad vyksta, visi šoka greitai, bet tu žiūri ir tau atrodo taip lėtai, visi juda, kad atrodo tu kaip musė. Kaip musiai, mes kodėl jos negalim nudaužti? Todėl, kad jos laikas greitesnis ir mes taip, jai atrodo, kad mes va taip darom. Taip, jos laikas kitoks. Tai kartais žmogui būna, kad sulėtėja, gali pagreitėti matymas laiko. Tai labai reliatyvu, bet mokslininkai taip ir sako, kad laikas yra įvykių seka. Įvykių seka. Žemė apsisuko kažkiek, praėjo para. Tai įvykiai, veiksmas visą laiką vyksta, tai keičia mūsų buvimą tame, mes patys nuolat keičiamės. Ir jeigu mes prisirišam prie kažkokio praeities taško, įvyko kažkokia tragedija, prisirišam prie to taško, tai mes pastringam, mes judam tada atgal, viskas į priekį, o mes ten atgal ir mes nebegalime gyventi toliau ir patirti naujų būsenų. Ir iš tiesų niekada nėra nieko amžino. Kartais būna, kad žmogus daug metų patiria kažkokią būseną ir atrodo, kad tai niekada nepasibaigs. Kaip ten Tomas vakar buvo, kaulas skauda, jau 7 metai, atrodo, niekada nesibaigs. Žaneta, ten irgi bankrotas, ten kažkas, atrodo, niekada nesibaigs, bet kas ten buvo su vyru, kad santykiai atrodė ojojoj, ir staiga susitvarkė. Keičiasi viskas ir mūsų vaikystėje, dar tarybiniai laikai buvo, tai seneliai kolūkiečiai buvo, tai būdavo, ten jie žemės turėjo daug ir kolūkio dar, jeigu atsimenat, reikėdavo normas ravėti. Ar patyrėt kas nors tai? Yra tokių, ravėjot normas. Tai kolūkis liepia, tau reikia nuravėti šitą. Ir mes vaikus atveždavo mus pas močiutę visai vasarai ir palikdavo. Ir nuo pat mažų dienų veždavosi į tos laukus ir ten ir ravėti reikėdavo, ir griebti, bet šienapjūtė būdavo. Ir taip atrodydavo vasara geras dalykas, bet tai kažkokia kančia. Ir kiekvieną vasarą tas pats. Ir atrodo, tai niekada nepasibaigs. Tai visada taip ir bus ir tu turėsi lažą eiti. Trauma. Aš tai, pavyzdžiui, nelaikau to savo traumą, nes kaip ir nepatikdavo, bet labai greitai aš radau savo būdą, aš netgi sakydavau, davai aš viena. Nes atsistoji prieš tokį lauką, tu supranti, kad tai yra ištisai, kokių 3-4 dienų darbas, kol tu tą padarysi. Ir kiek tu gali tuo metu permastyti? Jeigu tu su kažkuo, tai nervuoja, nes kalbina. Kažką kalbėti reikia. A kada tu vienas? Arba būdavo, jeigu nuvarai su kažkuo, tai į priekį pavarai, tipo jūs atsilikot ir tada savo rauni ten, mechaniškas darbas, mąstyti nereikia. Rauni tas balandas, rauni. Ir mastai tiek visokių, gali sukurti istorijų, gali primastyti visokių. Tai man tai nebuvo tokia labai katorga. O dar po to grįžti ir visi, Loreta kokia darbininkė. Visi gyrė, ten kažką duoda tau, ten, žodžiu, nuveža išsimaudyti grūdą. Tai, man nebuvo traumas.
Bet vis tiek buvo tas, nejaugi tai niekad nepasibaigs, pasibaigė staiga. Ne, pasibaigė normų ravėjimai, pasibaigė močiutė paskui jau nebenorėjo karvės auginti, tai šienapjūtės nebeliko. Ir tu taip žiūri, galvojau, kad atrodė tai amžinai bus, ar neamžinai. Taip, jis gyveno laisvą gyvenimą savo, lakstė po seminarus ir staiga vaikas gimsta. Ne? Ir aš jau toj. Užeikit. Ja. Tai čia vaiko gimimas, tai čia laimė, džiaugsmas. Taip. Bet atrodo, kad tas visą laiką, tas rūpestis, kad reikės ten ir aš niekur negali gyvenimas keistis, ar ne, man nedrąsu, bet tai irgi neamžina. Ne? Vaikai praauga ir viskas pasikeičia ir vėl tu. Tai tiesiog kažkokie yra etapai. Gali jie trukti ilgesnį laiką, daug metų, gali tai trukti trumpesnį laiką. Svarbiausia yra suprasti, kad visada yra pokytis, visada mes einam, ne? Tai čia toks giedriukas, tai toks neigiamas variantas, kada pastrigau ir nebeinu toliau. O čia aš einu toliau, bet man iš vieno etapo jau reikia pereiti kitą etapą. Ne? Tai laiko tėkmė, bet mes galim taip pasakyti, yra salėje taškai. Kiekvienas taškas spinduliuoja kažkokią būseną. Bet jūs atsistojot ant Veneros, tai čia yra tokia būsena meilės, malonumo, aš čia jaučiu kažkokį pasitenkinimą. O čia aš ant Marso stoviu. Čia visai kitokia būsena, čia reikia kovoti, reikia būti aktyviu, kažko siekti. Ne? Jeigu aš ateinu ant Merkurijaus, jau būsena tokia apmąstymai. Raunat valandas ir mąstot, ne? Ir galima pastrikti tame, bet nieko gero. Ateini ant Saulės, o čia tu supranti, kad aš noriu save realizuoti. O tie, kas ten dabar realizuojasi per servetėlės, tai jie dabar ant Saulės sėdi ir galvoja, kaip čia save realizuoti, kaip čia save išreikšti. Aš nenoriu sufleruoti, aš daug būdų galėčiau pasirealizuoti per servetėlę, performansą padaryti. Bet nesufleruosiu, nes paskui jam bus lengviau. Mėnulis, tai jausmai užeina, kada tu verki arba kažką tai džiaugiesi, tokia viduje. Bet kiek ilgai gali ten būti? Turi kažkur kitur išeiti. Jupiteris, autoritetas. Aš irgi pasėdžiu 4 dienas autoriteto kėdėje. Paskui grįžtu namo ir baigėsi. Ir pasibaigė. Kėdę kitą reikia, jau nesostą, o aš namuose savo vietos neturiu, prisipažinsiu. Jie turi savo darbo stalus, o aš dirbu tai virtuviai, tai salone, prie tokios staliuko susilenkusi. Neturiu savo vietos. Judam laike, mes patenkam į kažkokį tašką ir aš ten jaučiu kitokią būseną. O ką? Čiagi Dievas žaidžia, jisai nori pažiūrėti save, koks aš esu įdomus, įvairus, nuostabus, tobulas. Tai aš ateinu į kažkokį tašką, jame patiriu kažkokią būseną ir aš iš to suprantu, koks aš esu. Mūsų seminaro tema – ego dėlionė. Koks aš esu? Kiekvienoje situacijoje. Gelbėju vabalą, bet aš suprantu, kad aš turiu jėgų rasti savyje, kad aš galiu beprasmę dalyką padaryti, bet dėl kažko. Ten, ką nors, nežinau.
prieinu prie kažko, paklausiu, kaip tu gyveni ir vat aš jau apie save kažką kitą. Pamačiau kažkokią šiukšlę, praėjau pro šalį ir jau aš suprantu, kad vat čia aš toks. Nu, vat kiekvienoje situacijoje ten situacija, kuri padeda mums kažką apie save sužinoti. Nu, kažką apie save suprasti. Jeigu aš ieškau, daktarai greičiau man, bet išimkit iš manęs, bet aš nesupratau, kodėl aš tai turiu, ar ne, bet kas čia vyksta su manim, ką aš turiu apie save suprasti, tai, nu, bet ir ta situacija neįsisprendžia. Arba kaip ten, vat, Daina nori parką steigti, ar ne, vat, ir pastrigo žemės klausimas. Nu, vat, nei pirmin, nei atgal. Vadinasi, dar apie save šitoj temoje aš kažko nesupratau. Ko? Aš nežinau, galbūt aš nesupratau savo motyvacijos, kodėl man to reikia. Gal kažko nesupratau, nu kažkas. Taip? Tai vat, lygiai taip pat ir žmonės. Kartais būna, kad mes prisirišam prie kažkokio žmogaus, dėl kažkokių priežasčių, negalim paleisti jo. Arba norim paleisti, bet neina, bet prilipo, bet ir niekaip atsikratyti negaliu. Ne? Nu, ką aš iš to turiu apie save suprasti? Tai yra man situacija, kad aš pamatyčiau, koks aš esu. Koks aš esu. Taip? Tai va, tai dabar pamatytumėm, nes savęs, aš kai taip pažiūriu, matau nosies galiuką. Jūs matot? Va. Tai tiek galiu matyti. Ne? Va. Kojas gali matyti. Taip, bet vat, visumos aš negaliu matyti, todėl mums reikalingi kiti žmonės. Palyginam save su kitais ir matom, o aš mažesnė arba aš didesnė. Aš šviesesnė, aš tamsesnė. Aš koks nors, nu, tiesiog. Nes lyginam save su kitais ne tam, kad teistumėm, oi, koks tu čia, bet kad pažinčiau save. Bet, nu, aš palyginau ir supratau apie save kažką. Gyvenimas po vaivorykštę. Bet mes judam, nu, tiksliau mes galim stovėti vienoje vietoje, bet virš mūsų vis tiek vaivorykštė juda. Jeigu aš po raudoną spalvą, aš galiu pradėti kariauti. Nu, vat aš tokią būseną jaučiu, galiu apšaukti kažką, bet per tai aš pažįstu tokią savo pusę. Vat užslinko kažkokią oranžinę spalvą, aš jau visus noriu mylėti, mėgautis. Ten po kokią mėlyną spalvą palindau, jau aš noriu mąstyti, protauti. Na, tai ir turi keistis, tai turim leisti tam vykti ir per dieną, ir per metus, visą laiką būti pokytyje. Va, ir mes pradedam matyti, kad nieko nėra atsitiktinio. Ne? Kad laike mes iš visų pusių į save žiūrim per kitus, per įvykius, per situacijas.